Labas. Tai ką girdi? Radio Gama. Džiugu žinoma, kada buvusios kareivinės pavirto universitetu ir tai yra labai pozityvus dalykas. Bet kita vertus reikia ir pasižiūrėti, kad tas integralumas jisai turėtų augti ir tokie dalykai, kada skirtingų krypčių mokslininkai ne tik tai vystytų labai siaurus tyrimus arba savo krypties, bet pabandytų persidengti su kitų krypčių tyrimais. Tai aš manau tik tai atneštų naudą, nes tikrai vienas laukia nebūsi karys mokslo sferoje. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurie mokslo laukia ne vieni, dėl ko žvelgdamas į perspektyvą baiminasi Klaipėdos universiteto istorikas dr. Arūnas Baublys. Ir jie, tie mokslininkai, nors ne kariai, tačiau apie karą žino, jei ne viską, tai labai daug. Klaipėdos universiteto karo istorikai. Ką girdėjome apie jų darbus? Jei ne kažką, ką ir kodėl turėtume? Apie karo istorijos tyrimus siekiančius universiteto pirmosius metus ir šiandieną toną mintims užduoda du kolegos. Kadaise dėstytojas ir studentas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausias mokslo darbuotojas, profesorius daktaras, istorikas Vygantas Vareikis ir to paties instituto mokslo darbuotojas daktaras Vytautas Jokubauskas. Pradėkim taikiai, nuo pradžios. Karo istorijos tyrimų Klaipėdos universitete. Ja primena daktaras Vytautas Jokubauskas. Pirmiausia, karo istorijos tyrimais Klaipėdos universitete pradėjo užsiimti profesorius Vygantas Vareikis, tyrinėdamas 23 metų Klaipėdos sukilimą, po to rengdamas disertaciją apie Šaulių sąjungą 19-23 metais, tai čia galima būtų laikyti karo istorijos tyrimų pradžia. Eilę metų tų mokslininkų nebuvo daug, ta komanda buvo nedidelė, vis dėlto mokslas, jeigu meno kategorijom yra nesolinis, o orkestrinis užsiėmimas. Čia galima veikti vienam, bet daug geresnių rezultatų yra pasiekima veikiant komandomis, grupėmis mokslinių tyrimų. Tai kas tie orkestro nariai? Klaipėdos universitete karo istoriją tyrinėjantis mokslininkai. Per pastaruosius 15 metų, 16 tikrai mokslininkų, kurie apgynė daktaro disertacijas karo istorijos tema, yra jau gal 12. Vienas iš pirmųjų ir buvo profesorius Vygantas Vareikis. Tai gal iš esmės yra pasiskirstę tie karo istorikai ir Klaipėdoje jų yra, ir Vytauto Didžiojo universitete Kaune yra, ir Vilniuje įvairiose institucijose dirba, yra kolegų, kurių Šiaulių universitete dirba. Vardina daktaras Vytautas Jokubauskas, kukliai nutylėdamas apie save. Todėl apie jį kolega profesorius Vygantas Vareikis. Karo tyrimų tematika Klaipėdoje iš principo buvo susijusi su Vytauto Jokubausko vardu, kuris irgi buvo mano doktorantas, apgynė disertaciją apie karo istoriją. Karo istorija jam yra hobis, vienu žodžiu viskas jam sutapo ir beje dalyvavo kuriant Lietuvos karinę strategiją. Tai čia klaipėdietis, kuris išėjo jau į tokias aukštumas, pasakyčiau, kad turbūt yra geriausias karo istorikas Lietuvoje. Kas dar? Daktaras Hektoras Vitkus, vienas iš rimčiausių tyrinėtojų Lietuvoje, kalbant apie holokausto atminties vietas ir holokausto memorializaciją ir jo tyrimus. Vasilijus Safronovas irgi labai rimtas istorikas, turbūt vienas stipriausių Lietuvoje, pasiekęs tarptautinį lygį, tyrinėja ir atminimo kultūras susijusias su rytprūsiais, mažąja Lietuva, tam tikros vadinamosius mentalinių žemėlapius, kaip buvo pasisavinama, tarkime, ta teritorija, turiuomenį ne fiziškai, bet kuriant tam tikras atminties vietas. Jeigu ten pastatai, kur paminklai, jau sakai, kad čia mano, ar ne, tarkim, paminklas Lietuvai ir paminklas kam nors vokiečių kaizeriui arba vokiečių kokiai regimentui, tai yra kokiam daliniui. Tai sakoma, čia mano vieta, ar ne? Arba Klaipėda, kurioje statomi paminklai, kam Vidūnui planuojama, dar kažkam. Tai čia sakom, čia Lietuva. Turime irgi ir doktorantų pakankamai stiprių. Tas trečias studijų lygis arba mokslinio tyrimo lygis, jisai yra pakeltas į pakankamai aukštą lygį, drįsčiau pasakyti. Kam ir kuo svarbus karo istorijos tyrinėjimai? Kodėl su kolegomis jų ėmėtės? Karo istorija, karo moksluose arba kariuomenės gyvenime, valstybės gynybos, politikos formavime yra labai svarbus veiksnys. Iš esmės, karyboje, atmetant technologijas, karyboje ir karo mene, eksperimentas yra negalimas. Įsivaizduokime, kad netgi vykstantis manevrai, mokymai, kurie čia visai neseniai Klaipėdoje vyko, kad ir kokie būtų intensyvūs, tai vis dėlto tik tais yra imitacija.
Neįmanoma atkurti tiksliai tikrų karo veiksmų, nes nepatiriami yra nuostoliai, nesiskleidžia tikroji karo psichologija, kaip žmonės elgtųsi kautinių metu, nėra to netikėtumo veiksmų, nes vis dėlto yra planuojama. Tai karo istorija ir duoda atsakymus karybai, kaip vienu ir kitu atveju galėtų moduliuoti situaciją, nes tada yra išanalizuojama, kaip buvo, ir tie bendrai karybos dėsniai iš esmės yra nekintantis. Kinta technologija, bet karybos dėsniai yra tie patys. Tai gal ne pastatai, o būtent tos problemos ir paskatina imtis karo istorijos. Kitas klausimas, kuris labai svarbus, nulėmęs pasirinkimą ir vystymą šitų mokslų, tai kad sovietmečių Lietuvoje karo istorija sunkiai buvo įmanoma. Aišku, buvo LDK tyrimai, tai Žalgirio mūšis, ten karai su Švedija, bet 20 amžiaus karo istorija buvo negalima, jos tyrimai neįmanomi, iš esmės nevykdomi, archyvai uždari, karo istorija, aišku, Sovietų Sąjungai buvo tyrinėjama, bet Maskvoje, kai kuriais atvejais net uždarose institutuose, kur būdavo uždedama grifas slaptai ant disertacijų ir darbų. Taigi vėlgi atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir sukūrus savas karinės pajėgas, iškilo klausimas, kad tai yra būtina daryti, nes vis dėlto Lietuvos karinė patirtis yra unikali. Ir ne tik tais mes patys, tai yra mūsų karinės pajėgos gali pasimokyti, bet ir sąjungininkams pateikti tam tikrų rekomendacijų, patirčių savų perteikti, kurios yra būtent Lietuvoje. Tai vėlgi partizaninių pasipriešinimo patirtis, jos yra pakankamai unikalios vakarų karybos kontekste. Ir čia vėlgi Lietuva su savo tyrimais, akademiniais karo istorijos gali įnešti savo indėlį. Tie karo istorijos tyrimai tai yra pradėti vykdyti prieš daugiau nei 2 dešimtmečius, bet iš esmės įdirbis didysis yra paskutinių 7-8 metų. Ar jūsų tyrimų rezultatai pasiekia šiandienos karinių struktūrų vadovybę, valstybės sprendžiančiuosius? Aš manau, kad tikrai tuos, kurie yra sprendimų priėmėjai, mūsų darbai pasiekia. Mes sulaukėme įvairių reakcijų iš pavienių asmenų arba net institucijų, kai kada mus kviečiasi, diskutuoja su mumis ir viešai, ir uždarai. Mūsų darbais domisi institucijos, kurios dirba Vilniuje. Mums tenka važiuoti tos 300 km ir diskutuoti. Na, sakykime, paskutinis toks balandžio mėnesį pasirašytas Lietuvos kariuomenės vado nauja karinė doktrina, prie kurios rengimo teko man prisidėti, teikti tam tikrą, sakykime, savo įžvalgas ir vieną dalį parašyti. Tai tikrai to pritaikomumo yra ir yra žinomi šitie mūsų darbai ir politikų, ir kariuomenės vadovybėje, ir žurnalistų Vilniuje, kurie domisi karybos klausimais. Vienas pirmųjų darbų 2012 metais išleista bendra Klaipėdos universiteto mokslininkų, istorikų Vyganto Vareikio, Vasilijaus Safronovo ir Vytauto Jokubausko mokslo studija Kareivinės tapusios Klaipėdos universitetu. Leidinyje kur kas daugiau nei pastatų istorija, atskleidžia Vytautas Jokubauskas. Per kareivinių istoriją bandėme ir miesto istoriją papasakoti ir pažvelgti, kas už tos sienos, už tos tvoros vyko tuos kelis dešimtmečius nuo kareivinių pastatymo, nes tai buvo teritorija už tvoros, kuri miestiečiams buvo sunkiai prieinama. Visos tos kariuomenės, kurios tose kareivinėse buvo įsikūrusios, vėlgi turėjo savitas tradicijas, jos buvo skirtingų valstybių, tai ir Vokietijos, ir Prancūzijos, ir Lietuvos, ir Sovietų Sąjungos. Iš esmės, netgi šitą savo istoriją, šitas objektas militarinė prasme yra unikalus Lietuvoje. Vargu ar mes rasime dar kažkur kitur karinį miestelį, kareivines, kuriuose būtų pasikeitę tiek kariuomenių skirtingų. Tuo pačiu tai nusako, kai keičiasi kariuomenė, tai vadinasi kažkas keičiasi ir mieste. Įvyko kažkoks globalus pokytis, miestas pakeitė savo priklausomybę, galbūt buvo ginkluotas konfliktas, galbūt pokyčiai įvyko ultimatumo keliu ir panašiai. Galiausiai mes galime tą knygą paskaitę ne tik susipažinti su tų karių gyvenimo, bet ir palyginti, kuo maitinosi tarpukario Lietuvos kariai ir ką valgė prieš tai buvo kelis metus prancūzai. Vieni valgė kupustienę, o kiti šampaną ir omarus. Įdomus ir kareivinių virsmas universiteto miesteliu, pastebi darbo bendraautorius Vygantas Vareikis. Tai buvo iš tiesų labai svarbus lūžis, susijęs, aš manyčiau, su tuometinio rektoriaus Stasio Vaitiekūno didelėmis intencijomis, kaip ne kariškiam turi atitekti šitos kareivinės ir visas šitas didelis masyvas apie 21 hektaras ploto. Tai jisai važinėjo pas tuometinį premjerą, pas Butkevičių, kuris buvo krašto apsaugos ministras, kurie sakė, taigi jūs vis tiek pinigų neturėsite tiek, kad tos pastatus atstatyti ir pritaikyti edukacijos reikmėms. Bet pavyko gauti vis tik tai šitas kareivinės, o po truputį įvairių ten fondų, įvairių rėmėjų iniciatyvą, Klaipėdos nafta, Klasko, prezidentų taipogi iniciatyva,
prezidentas amžinatilsis Algirdas Brazauskas buvo statybininkas. Jam ten kai kurie dalykai nedomino, bet ten, kur stato, kur kyla, kur va čia tai patiko, tai duodavo pinigėlių. Ir reikia kalbėti atvirai, nes iš tiesų ten buvo kareivinės, o reikia padaryti mokymo korpusus ir aš manau puikiai pavyko ir dabar yra patrauklus objektas. Menkiaverčiai visokie sovietiniai tankų garažai, kuro laikymo talpyklos, ko tik tai ten nebuvo. Galėjo tilpti ten apie daugiau kaip 100 sovietinių sunkiosios technikos karinės, įskaitant ir tankus, tai 82, tai ten įsivaizduokit, kiek ten visko buvo prigrūsta. Tie kiti paprastai buvo menkiaverčiai ir juos nugriovus atsiranda galimybė statymui dideliam. Taipogi gerai, kad tai miestui nepriklausė, nes nepristatė visokių ten chruščiovkių, kur aplinkui primūrijo baisių ir gadinančių vaizdą. Beje, specialiai taip darė. Specialiai, kad naikint grožį. Ir čia ne tik tai mes kalbam ne tik apie Klaipėdą, Klaipėda ir Vairiškiai, bet puikus pavyzdys yra ir dažnai kartais tenka kitose Lietuvos vietose būtų, kad prie Piliakalnių, fermą padaryti. Specialiai, kad kitos vietos nebuvo, tai buvo pozicija, naikinta statika. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus paskelbusiais daugiau kaip 9000 mokslinių publikacijų. Esat Klaipėdos universiteto mokslininkai, dirbat Klaipėdai. Ar jūsų interesų laukas ir yra daugiausia Klaipėda? Interesų laukas tikrai nėra, kad Klaipėdoje dirbantis mokslininkai geografiškai yra kažkaip prisirišę prie Klaipėdos. Tikrai ne. Yra tematinis pasiskirstimas, nemaža dalis dirba 20 amžiaus tematikoje. Pagrindiniai mūsų interesai pastarosius metus buvo sutelkti į sukarintas organizacijas, paramilitarinės organizacijas. Lietuvos atveju tai būtų Šaulių sąjunga, kitų šalių Latvių aisargai, estų kaidzeli, tai yra tos organizacijos veikia, jos susikūrė 20 amžiuje arba sukūriamos yra 20 amžiuje, kai kurios jų veikia iki šių dienų. Ir mums kilo klausimas, kaip šitos organizacijos buvo panaudojamos valstybės gynyboje. Ir mano disertacijoje buvo nemažai dėmesio skiriama šitam klausimui, po to mes vykdėme atskirą projektą Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą, ko rezultate išleidome keletą knygų ir straipsnių rinkinių, manydami nustatyti būtent, kaip visuomenė per tokias organizacijas įtraukiama yra į valstybės gynybos sistemą. Paminėjote 2013 metais savo išleistą disertaciją Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923–1940 Šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste. Tai iš esmės yra 40 metų sovietinė okupacija, yra tas didysis klausimas, kodėl nepasipriešinta. Iš to išeina daugybė įvairiausių skirtingų kitų klausimų. Politinis diskursas ir šiandieną mėgsta įtraukti tokius klausimus apie finansavimą krašto apsaugos ir gynybos. Ir tarpukariu skirtos lėšos krašto apsaugai buvo gerokai ženklesnės negu dabar. Aišku, lyginti laikmetį skirtingi ir sudėtinga. Tada iškyla klausimas, ar ta dalis lėšų didžiulė, kuri buvo skirta krašto apsaugai, pasiteisino, o kodėl 40 metais kariuomenė nepasipriešino ar nepradėjo ginkluotos valstybės gynybos. Ir tada mes, analizuodami 400 metus, galime gauti skirtingus atsakymus, skirtingai pažvelgę ir šiandieną tas atsakymas labai svarbus yra. Gavot atsakymus? Taip, toje knygoje yra pateikti atsakymai, kokia buvo sukurta kariuomenė, kokie buvo pagrindiniai jos sprendimai valstybės gynybos, ginkluotos gynybos srityje. Buvo manevrinė gynyba, reguliariosios pajėgos susimobilizavusios, turėjo siekti apie 125 000 karių pagal etatus. Jos turėjo mobiliai trauktis, manevruodamos, išnaudodamas gamtinės kliūtis, o visą valstybės teritoriją apimti partizaninis pasipriešinimas. Tai yra iš esmės tai, kas vyko 1954–1953 metais, buvo suplanuota tarpukariu. Tai 20 mečius buvo dirbama prie partizaninio pasipriešinimo koncepcijos, kad valstybės teritorijos dalį arba visą valstybės teritoriją užėmus priešiškai kariuomeniai, kiekvienas ten likęs šaulys ir karys turėjo pareigą organizuoti partizaninį pasipriešinimą ir jį įtraukti visą visuomenę. Tai yra, jis ne tik turėjo jame dalyvauti, bet vadovauti šitam pasipriešinimui, o dalyviais turėjo būti visa visuomenė. Ir įvairiais būdais tarpukariu bandyta tą visuomenę edukuoti, šviesti, kaip tas partizaninis pasipriešinimas galėtų vykti, kokių veiksmų galėtų imtis, žmonės, kurie negali tiesiogiai dalyvauti kariniuose veiksmuose, moteris, vaikai, tai yra informacijos rinkimas, perdavimas ir taip toliau. Ir jeigu 20 mečius buvo didžiulė visuomenės dalis, Šaulių sąjunga buvo labai didžiulė organizacija, kariuomenėje tarpukariu tarnavo daugiau nei 4 milijono vyrų, tai visuomenė tikrai buvo tą parengimą įgijusi karinį, tai per 4 metus neįmanoma pamiršti to, ką mokinaisi 20 metų.
Tai 44 metais yra ir pritaikoma. Tai sakykime, mes turime jau knygoje šitą atsakymą. Ir ne tik šitoje, ir kitose darbuose. Kitas klausimas, tai yra būtent 40 metų birželis. Tai kad kariuomenė planavo, atitinkamai reaguojant į tos planus duodami nurodymai kariuomeniai, bet to paskutinio įsakymo jinai nesulaukė. Ir čia jau buvo politinė kapituliacija. Kariuomeniai nebuvo duoti jokie įsakymai, kuriuos jinai galėjo vykdyti. Dar vienas reikšmingas darbas jau 2014 monografija Valia priešintis Lietuvos karinio saugumo problemos. Šita knyga buvo mūsų projekto Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo baigiamasis rezultatas. Jos autoriai esame keturiesi, tai yra aš, profesorius Vygantas Vareikis, profesorius Jonas Vaičenonis iš Vytauto didžiojo universiteto, kuris dirbo projekte, ir daktaras Hektoras Vitkus. Tai iš esmės mes vėlgi analizuojame sukarintų organizacijų arba paramilitarizmo problemą, žvelgdami genezę, ištakos, kokios yra šitų organizacijų, kaip jos veikia Lietuvoje, Šaulių sąjungos atvejais. Šitoje monografijoje mes pabandėme pažvelgti į atkurtos jau dabartinės Lietuvos valstybės karinio saugumo problemas, vėlgi kaip atsikuria kariuomenė ir Šaulių sąjunga. Analizuojame sukarintų organizacijų tokio savotiško skilimo problemą, tai yra, kai atsiranda ne tik tai Šaulių sąjunga, bet atsiranda krašto apsaugos savanorių pajėgos, kas iš esmės tarpukariu veikia viena organizacija, atkūrus valstybė dėl tam tikrų vidinių nesutarimų yra sukuriamos dvi organizacijos ir jos veikia. Na ir pabandėme pamodeliuoti įvairius scenarius Lietuvos ginkluotųjų pajėgų struktūros vystymo ateityje, kaip Lietuvos kariuomenė kokiais keliais galėtų eiti ateityje, kaip planuoti valstybės gynybą. Vėlgi, skirime dėmesio individualios gynybos ir kolektyvinės gynybos problemai, nes vis dėlto tas vienui vieni problema ir sąjungininkų problema jinai Lietuvos istorijoje yra pasikartojusi ne vieną kartą ir laukta tų sąjungininkų ne kartą. Jų buvimas ir nebuvimas yra irgi labai svarbus veiksnys Lietuvos apginamumui ir atgrasimui tuo pačiu. Mokslininkų tyrimų rezultatai viešumą pasiekė pačiu laiku, pastebėjo istorikas Vygantas Vareikis. Kuomet pradėjome 2013 metais, tai čia krašto apsaugai buvo skirta 0,72%. Taip, kai yra reikalavimas ten 2%, maždaug tiek. Niekas nesirūpino ten krašto gynybai, jeigu taip kalbėsim atvirai, ir ministerija, ir kariškiai jautė didelį trūkumą visur, ir benzinas, ir maistas. Maitindavo, žinoma, bet ginkluotę aš nekalbu. Na ir kaip viskas pasikeitė, mes tada pradėjom savo tą projektą, apie tai galbūt siūlyti ir kai kurios strateginius elementus planuotojam. Aš kalbu apie tai, kad gynyba turi remtis ir paramilitarinėmis struktūromis, Šaulių sąjunga, SKATU ir kitomis. Na ir kai baigėm projektą, buvo 2015 metai, kur įveikė Ukrainoje Rusijos grėsmės, taiga padidintas finansavimas krašto apsaugai, šauktiniai gražinti, taip kad pataikėme su to projektu labai tiksliai ir politiškai, vadinkime taip. Istorijos ir karo istorijos žinojimas ne vien nauda sistemai, bet ir papildoma spalva ieškant kiekvieno paprasto žmogaus tapatumo ženklų. Visų pirma, istoriniai tyrimai, kaip ir kiti humanitariniai tyrimai, išlaiko kultūrą, išlaiko savastį, suteikia žinių apie praeitį ir apie vietą, kurią gyvenama. O tai žmogus įdomus. Tvirtai šnekant, nebūtinai žmogus, kuris yra baigęs aukštoje mokslą, bet ir eilė paprastų, gal kiek mažiau išsilavinusių žmonių. Domisi vietą, kur gyvenama. Čia buvo vokiečių miestas, čia kokia birža buvo, čia buvo tas, ar ne? Kad ir prisiminti nebūtinai senąją vokišką istoriją, bet sovietmečius čia stovėjo Lenino paminklas, Stalino, kas dar atsimena. Čia buvo tie patys pramoniniai objektai. Tai visa tai ir paprastam žmogui, aš manau, įdomu, jeigu tinkamai pateiks. Nes istorija yra įdomus dalykas. Ir kita vertus, istorikai ir humanitarai turi skleisti žinias į viešumą. Kalbam apie viešas paskaitas. Kodėl ne? Jeigu, žinoma, reikia tai pateikti įdomiai, reikia sudominti. Kokius klausimus šiandien gvildenate? Dabar dalyvaujame projekte, kuris skirtas Pirmojo pasaulinio karo atminčiai Lietuvoje. Ne antrojo, pirmojo. Žinoma, kad Antras pasaulinis karas, po jo vykę baisumai užgožė tą Pirmojo pasaulinio karo atmintį, bet tarpukario Lietuvoje jisai buvo prisimenamas, nes būtent dėl karo Lietuva tapo nepriklausoma. Visa okupacijos metai, vokiečių okupacijos metais buvo aktualizuojami, nes santykiai tarp Lietuvos, Vokietijos įtempti, tai vis primindavo ten vokiečių plėšimus, krašto alinimą. Ekonomiškai buvo labai žiauri tai okupacija. Pati pradžia, kuomet kareiviai grobė ir plėšė viską ten, ką tik tai matydavo. Buvo įvairių jų, ir kareiviai, ir karininkai, rekvizicijos, reikalavimai gyvulių, tik po vieną karvę ar dar ten arklių ėmimas. Mokesčiai, už šunis, už draudimai susirašinėti. Galime rašyti, bet vokiečių kalba. Cenzūra peržiūri tą prasme, ar ką, kas ten. Ir visą eilę tokio, tikrai ta žiauri okupacija, sunkus gyvenimas, trūkumas ten, ar druskos, ar ten muilo. Tai žmonėm buvo tikrai sunku ir tą karą jie atsiminė.
tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus daug kartų apdovanotais įvairių atminimo fondų, ministerijų medaliais. Klaipėdos universitetui 25. Jūsų mintis, abiejų aktyviai veikiančių mokslininkų, kokios jos iš šiandienos ir rytojų. Tai tikriausiai aš manau, kad ir bus tie 3 regionai - Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, jo labiau, kad visi ekonominiai ir socialiniai rodikliai rodo, kad jie natūralūs yra regioniniai centrai, vidinė, sakykime, migracija ir būtent pritraukia žmonės iš kitų rajonų. Tai Klaipėda yra vienas iš tų 3 unikalus savo uostų ir jo čia pakeisti neįmanoma. Natūralu, kad ir aukštasis mokslas joje turi būti, jo labiau, kad tai jau suprato tarpukario Lietuvoje. Aukštąsias mokyklas Lietuvoje kurti pradėjo tarpukariu. Tai, kad mes sakome šiandieną, kad universitetui 25 metai, tai mes kalbame ne apie aukštąjį mokslą, ne apie institucijas, kurios sudaro tą universitetą. Mes kalbame tik tais apie aktą, kuris buvo pasirašytas steigimą. Na, jeigu kalbėtume žmonių santykiais, tai sakome, vedė žmonės 25 metus, bet pažįstami jie jau yra 30, nes prieš tai 5 metus draugavo. Tai lygiai taip pat ir su Klaipėdos universitetu. Aukštasis mokslas čia jau yra gerokai seniau, tai yra 34-35 metais buvo įsteigti 2 institutai, po to jie buvo iškelti Vokietijoje, užėmus Klaipėdos kraštą. Vėliau buvo vėl kitų aukštųjų mokyklų padaliniai sovietmečiui įsteigti. Kitas dalykas, mes turime daugybę unikalumo. Jokiam kitam mieste jūros neatsiras ir nebus jūros mokslų, taigi universitetas turi tikrai nišą Lietuvoje, kuri yra be konkurencijos ir kurios niekas negali užimti. Ir tiesiog jisai valstybėje yra reikalingas tol, kol bus uostas, bus Klaipėdos miestas, tol bus ir Klaipėdos universitetas. Universitetas startavo pakankamai efektyviai, net labai efektyviai. Aš turiu omeny, kad tai buvo jaunas, modernus, atvykę nauji žmonės, tame tarpe ir senesni dėstytojai, tie, kurie dirbo pedagoginiame institute, ŠPI filiale, konservatorijoje, KPI filiale. Buvo potencijos, kurio dabar sumažėjusi ir aiškiai yra sumažėjusi, o dėl ko? O dėl to, kad tarkim tie patys, kur buvo prieš 25 metus, kiti tebe vadovauja, va čia yra problema. Kai kurios struktūros nesugebėjo prisitaikyti prie bekeitinačių sąlygų. Mokslo tyrimo prasme. Atsirado galimybės teikti mokslinius projektus Lietuvos mokslo tarybai finansuoti, tik reikia juos gerai paruošti. Leisti leidinius susijusius su Klaipėdos regionu, mes kalbame, tarkim, apie politikos mokslus. Čia mano personalinis požiūris. Tai mesgi turim Kaliningradą šalia. Mes žinom rusų kalbą puikiai, aš manau, didžioji dalis. Ne tik jaunimo, bet ir tų patyrusių dėstytojų. Ir nieko nebuvo padaryta, visą tai buvo atiduota Vilniui, kad Tarptautinių santykių politikos mokslo institutas tyrinėtų. Tai aš pasakysiu, kad šiaip universitetas yra ir krizėje. Čia reikia sakyti atvirai, be jokių ten fanfarų, o ta krizė yra susijusi su keletu dalykų. Pirmas dalykas yra, vyko ta universiteto reforma, kur Steponavičius nutarė pravesti ir aš manau, čia buvo ta visiškai prasta reforma, kalbant apie tarybas, kuomet tarybos yra pats aukščiausias organas. Žiūrint iš pozicijos tokios teorinės grinai, gal tai būtų ir gerai, bet jeigu tai būtų Amerika. Nes Jungtinės Amerikos valstijose, universiteto tarybose ten, Harvardo, Jeilio ar dar, sėdi absolventai milijardieriai. Tie, kurie darė biznį, padarė biznį, arba stambus verslininkai, investuotojai, kas tik tai jie turi didelę įtaką ir iš tiesų yra tie absolventai ir tikrai formuoja viziją, jie yra protingi, jie turi patarėjų. Dabar šičia į universiteto tarybas ateina kas? Kokios nors įmonės direktorius pavaduotojas, arba ten kokios nors ten įmonės ten savininkas ar valdytojas, ar dar kas nors ten susijusi jūrinė pramonė. Tai ką jie gali patarti? O štai Lubys Bronislavas amžinatilsis, taip, tai buvo ir turintis didžiulį autoritetą ir išsilavinęs, protingas žmogus, mąstantis pakankamai giliai. Universitetų iš tiesų pakeikė tie skandalai su tai rektoriais 2, kurie irgi ten buvo, ten visas tos vėlgi tų tarybų rinkimai tas tarybas, kur irgi buvo sužaista gana nešvariai ir visa tai jaučiasi. Sakom tiesiai šviesiai. Tiesiai šviesiai už taiką, kad tik karo nebūtų. Karas yra pati kraštutinė forma tokia radikaliausia. Ir karo istorikai, ir kariuomenės, kurios dirba, treniruojasi ir taip toliau, tikrai dirba ne tam, kad sukelti karą, o tam, kad jį užkardyti ir jo nebūtų. Prototonai. Klaipėdos universiteto karo istorikai profesorius daktaras Vygantas Vareikis ir daktaras Vytautas Jokubauskas. Ačiū, pliusas jums. Prototonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.